Tęsiame švenčių konceptų temą ir keliaujam prie kito varianto, tai yra visos dienos šventė, tai yra šventė be nakvynės. Tai ties šia vieta vėlgi noriu stabtelti ir atkreipti dėmesį, kad nepadarytumėte vienos labai didelės klaidos. Tai yra, jums gali atrodyti, kad šventė, kuri prasideda ar tai 5 ar 6 valandą vakaro ir baigsis, tarkim, 11 ar vidurnaktį, tai tame tarpe yra pakankamai daug laiko, kad viską padaryti ir kad turėti gerą laiką ir kad visiems pasilinksminti ir kad šventė būtų pilnai išpildyta. Tačiau aš noriu atkreipti jūsų dėmesį, kam tas laikas yra reikalingas. Tai yra, reikia jūs sutikti, sveikinimai jauniesiems, tada pasidaryti bendrą nuotrauką, tada vakarienė, po vakarienės galbūt kelios kalbos, galbūt įteiksite dovanėlės, ar tai tėvams, ar tai liudininkams, tada dėmesys jauniesiems, su jais kažką padaryti, šeimos židinį perduoti, jaunųjų šokis, pjaunam tortą, tada ateina vidurnaktį kažką darom, tuomet dar reikia mesti puokštę, mesti keliaraištį ir gaunasi taip, jog tam dalykui, kuris turėtų būti esminis šventėse, tai yra nuo dūšios pašvęsti, pasilinksminti, tai yra pašokti iš visų jėgų, tai tiems šokiams laiko lieka, tokie 2 išėjimai po 10-15 minučių. Tai kokią klaidą jūs galėtumėt padaryti, tai pabaigti tą šventę per anksti. Tai mano patarimas, kad planuokitės baigti bent jau 2 valandą nakties. Ir čia vėlgi įdomus toks pastebėjimas iš mano patirties yra tai, kad kai mes pradėjom tą darbą daryti, tai toks standartas mūsų būdavo, kad mes dirbdavom iki 3 valandos nakties. Ir kartais nutikdavo taip, kad matydavom, jog tą paskutinę valandą mes ten daugiau būnam ir dirbam dėl to, kad buvo toks padarytas susitarimas, bet ne dėl to, kad mūsų ten labai reikėtų, nes dauguma svečių jau kas kur, visi užsiėmė savais reikalais. Tai čia yra ne vedėjų sugalvota, bet toks susiformavęs natūralus standartas, kad taip kaip mes lietuviai švenčiam šventes, kad tos šventės vyksta bent jau iki 2 nakties, o ar jos vyks ilgiau, tai sakyčiau labiausiai priklauso nuo jūsų svečių skaičiaus. Jeigu jūsų yra didelė šeimyna, tai yra 50 ar daugiau, tai reikėtų planuotis ir ilgiau, bet vėlgi, jeigu tai yra vienos dienos šventė, tai jūsų svečiai bus jau taip nusiteikę išvykti šiek tiek anksčiau ir labai ilgai ta šventė tikrai neužsitęs, bet susiplanuokit iki 2 valandos nakties, nieko nepralošit ir tiesiog turėsit pilnai išpildytą ir įgyvendintą savo šventę. Šiam kartui tiek. Ate.